Oficiali statistika skelbia, jog Klaipėdoje 2024 metų pradžioje gyventojų skaičius pasiekė beveik 160 000. Tačiau ta pati oficiali statistika dažnai nutyli, jog nemaža dalis žmonių, pavyzdžiui dirbančių Klaipėdoje, nepatenka į šią aritmetinę progresiją. Tiesiog dalis piliečių, plečiantis privačių namų statybų sektoriui, išsikraustė būtent iš uostamiesčio į šalia miesto naujai besikuriančias gyvenvietės. Tačiau šioje suprantamoje ir paprastoje vietinės migracijos istorijoje nebūtų nieko keisto ir išskirtinio, jeigu ne vienas bet. Ir tai Derceklių kaimas. O daugeliui geriau žinomas kaip Dituvos sodai. Dabar čia nuo Klaipėdos miesto ribos, apie 10 km nutolusioje sodininkų bendrijoje, pagal oficialius 2021 metų duomenis, gyvena 2922 žmonės. O tai reiškia, jog per pastaruosius 20 metų vien oficialiai gyventojų čia pagausėjo daugiau kaip 4 kartus. Dabar Dituvos sodai virto nedideliu miesteliu, kuriame įsikūrusios maisto ir statybinių prekių parduotuvės, grožio ir sveikatingumo paslaugas teikiančios įstaigos, kavinės, vaikų darželis ir mokykla. Taip pat biblioteka ir neabejojame, jog daugiau civilizuotam pasauliui reikalingų įstaigų, kurių mes paprasčiausiai nežinome. Tiesiog ši sodininkų bendrija, kaip skelbia spauda, yra ne tik didžiausia mūsų šalyje, bet ir rytų Europoje. Kadaise išskirti maždaug 6 arų sklypeliai proletariato atstovams savo daržovių užsiauginimo tikslams tapo miesteliu, kurio gyventojų skaičius viršija, pavyzdžiui, gerai vakarų Lietuvoje žinomų Pagėgių miestelyje įsikūrusių gyventojų skaičių. Tad staiga vakarų Lietuvą užklupusios pūgos akivaizdoje pasižvalgykime po sniego paklotų, tarsi beribiais atrodančiais beveik iš 7 000 sklypų sudarytais Dituvos apmatais.